Viešojo transporto paslaugas teikiančios įmonės atsidūrė ant bankroto ribos. Jos gali didinti bilietų kainas, tačiau jūs pasiūlėte sugrąžinti sumažintą PVM visuomeniniam transportui. Visuomeninio transporto įmonės, panašiai kaip mokyklos, kaip ligoninės, darželiai, tenkina visuomenės interesą ir tarnauja visuomeniai. Dėl to iš tikrųjų labai keista, kad kažkodėl tai ši vyriausybė ir tuo pačiu ir prezidentė galvoja, kad tai įmonės grobuonės, kurie liktai vaikytųsi kažkokių pelnų. Praktiškai visos įmonės visoje Lietuvoje, kurios teikia visuomeninio transporto paslaugas, yra didžiuliame minuse, didžioji dalis jų ima paskolas iš bankų vien tam, kad susimokėtų priskaičiuotą PVM-ą. Tai iš ties susidarė tiesiog didžiulį virtinę įvairiausių problemų ir iš ties tos svarbiausia dėl to problemos, kad 50-70% visų bilietų yra parduodami su nuolaida. Tai yra lengvatiniai bilietai, nes visuomeniniu transportu daugiausia naudojasi studentai, pensininkai, žmonės su negale, visoms šioms grupėms ir dar jų visas sąrašas kitų eilė įvairiausių pažeidžiamų grupių, kurioms yra būtent taikomos nuolaidos. Ir susidaro toksai dabar didžiulis klausimas, kas turi sumokėti už tą skirtumą, tą nuolaidą būtent ar padengti vyriausybę, ar savivaldybės, ar pačios bendrovės, kurios organizuoja pervežimus. Tai susiklosti tokia situacija, kad viskas užkrauta yra būtent ant pačių bendrovių pečių. Tai yra valstybė įpareigojo visuomeninio transporto bendrovės vežti žmonės su nuolaida, tačiau visiškai nekompensuoja tos nuolaidos sumos. Dėl to bendrovės turi kelti bilietus ir tuos bilietus apmoka ta dalis, ta mažoji dalis, tai 30% žmonių, kurie važiuoja pilną kainą. Na, iš tikrųjų, tai yra socialiai neteisinga, jo labiau, kad didžioji dalis ir tų pačių žmonių, kurie perka bilietelius pilną kainą, taip pat gauna minimumą arba, sakykime, bent jau tikrai, neturi labai didelių pajamų. Ir dabar vien dėl to, kad padidėjo PVM-as, kad padidėjo kelių mokesčiai, dėl to, kad padidėjo degalų kainos išaugo net 37% per keliarius metus. Tai vien dabar tą susikaupusi visą paketą užkrauti ant tų žmonių, tikrai būtų be galo neteisinga. Dėl to ir siūliau mažinti PVM-ą ir iš ties buvau labai nustebinta, kadangi kova buvo didžiulė, pasipriešinimas buvo didžiulis ir vis tik tai labai džiaugiuosi, kad net ir po to, kada prezidentė vetavo šią pataisą ir buvo vėl iš naujo grąžinta svarstyti Seimas, pirmą kartą istorijoje, sprendžiant visuomeniai svarbų klausimą, pasipriešino ir priėmė šią lengvatą, tad nuo kitų metų sausio 1 dienos bilietai turėtų atpigti, kadangi PVM sumažėjo nuo 21% iki 9%.